Labas rytas. Šiandien gaminsime klasikinius prancūziškus desertus. Pradėsime nuo klafutį, kuris patiks visiems pudingų mėgėjams. Toliau gaminsime gaskonietišką obuolių pyragą ir baigsime klasikinių tradicinių prancūziškų desertų tartatin, sugalvotų seserų Tatin 1898 metais. Galbūt pas jūs vis dar liko žieminių obuolių, tų rūgščių antaninių, kurie puikiai tinka desertam. Taigi šiandien juos ir panaudosim. Klafutį. Šis desertas gaminamas su vyšniomis, jeigu norite galite naudoti ir braškes, ir avietės, visokios uogos, kurias randate pas save darže, sode ar galų gale galite nusipirkti turguje. Pagrindas tešla, kurį naudosime šiam desertui, yra labai panašiai į lietinių tešlą. Taigi lietinių tešla, vyšnios ir pirmin miltai. Kadangi gaminsim su 2 kiaušiniais, dėsiu 4 šaukštus miltų, 2 kiaušiniai, geras žiupsnys druskos, šiek tiek cukraus ir lydyto sviesto. Viską išmaišom. Pienas. Jo pilsime kokius 200 ml. Viską gerai išmaišom. Manau, šis receptas puikiai atitinka mūsų rytinę temą. Greitai ir lengvai paruošiamas, labai skanus. Imame stiklinę formą, stiklinę arba bet kokią kitą kepimo formą, kurią jūs naudojate namie. Ir tą, kurią galite uždėti ant tiesioginės liepsnos. Naudosime sviestą, kurį naudojame prieš tai mūsų tešlą. Porą šaukštų cukraus. Ir laukiame, kol pradės karamelizuotis. Tada pilsime vyšnes. Sulaukiame, kol cukrus pradės lydytis po truputėlį. Stengiamės nesudeginti. Taigi pilame vyšnes. Jeigu gaminate su šviežiom uogom, tuomet šitos procedūros daryti nereikia. Tai taikytina tik tai šaldytom vyšniom. Jeigu gaminate su šviežiom uogom, tiesiog supilkite tešlą į formą, uogas subastykite cukraus pudrą ir suberkite ant viršaus. Pilame mūsų miksą. Orkaitę įkaitinti iki 180 laipsnių 18–25 minutės. Leisime jam šiek tiek atvėsti ir apibarstysime gausiai cukraus pudrą. Manau, smaližiam puikiai tinkantis pusryčiai. Klafutį.